Alio? Renaldai, labas. Sveika. Renaldai, čia tau skambina atpalaiduojantis skambutis. Na. Renaldai, draugai sakė, kad šiandien esi labai liūdnas ir prašė tave atpalaiduoti. O, kaip faina. Renaldai, klausyk dabar manęs. Matau tave minantį triratuką vieškeliu prie Pumpėnų kaimo. Tau vėjas kedena plaukus ir tu galvoji, kaip aš seniai myniau triratuką, kodėl aš apie jį buvau užmiršęs. Ir galvoji, kaip gerai, kad vakar, kai jau sklepą pasirinkti bulvių, pamačiau savo triratuką, savo birbinuką. Tai birbinuką, būtent taip tu jį vadindavai vaikystėje. Birbinukas. Nes visiems ausis išbirbindavai jo važiuodamas. Nors ir nelabai mokėjo ir važiuoti, bet tavo veidas visuomet buvo pilnas pasitikėjimo. O taip, Renaldai, kokie geri prisiminimai. Mini į kalną prieš vėją ir tau gera, nes tu su savo birbinuku, tu ir tavo birbinukas vėl kartu. Birbinukas ir tu ir birbinukas. Birbinukas. Tu, Renaldai, tu. Tu mini ir matai, kad tranzuoja mergina. Tokia mergina, nu tokia beveik graži. Tai tu jos kažkaip nepaėmi, tiesiog papypini su savo pypsiuku ir praleki pro šalį. Kaip tu galėjai, Renaldai, ją paimti, jei ji tik beveik graži, ką? Važiuoji pro mišką ir prisimeni tą tranzuojančią merginą ir pagalvoji, nu panatai šauk briedį. Ir tada prisimeni filmuką apie briedį ir briedienę. Kokie jie laimingi buvo, kokie laimingi briedis ir briedienė. Bet kas iš to, Renaldai, kas iš to? Ogi iš to kas? Niekas, Renaldai. Kam tie briedžiai, kai tu turi savo birbinuką? Pasakyk. Taip, kaip gera, kai turiu savo birbinuką. Renaldai, tikiuosi atsipalaidavai. Taip, dėkui. Labai ramus buvai. Visada ramus, kai atpalaiduoja tave. Taip. Nu ką, Renaldai, atpalaiduojantis skambutis linki tau geros dienos. Taip, dėkui. Gerai. Ir būk linksmas. Nu, reikės būti, kur jau dabar liūdėsi, kaip taip faina istorija išgirdai. Nu va, tai eik į sklepą birbinuką susirast. Gerai, būtinai reikės. Ciao, Renaldai. Ciao. Aš tave pabaigsiu. Va tokius dalykus jis išdarinėdavo prieš porą metų ir kai pirmą kartą pasiklausiau šito įrašo, kai knaisiausi po savo hard diską, galvoju, eina savo, ką tas žmogus turėjo galvoti, kai mes skambindavom jam ir apie birbinukus kažkokius tik pasakodavom. O, žinokit, jis į nesąmonės darydavo prieš 4 metus, prieš 2 metus, ne, čia šitas, tai ką, gal vėl kokią nesąmonę sugalvosim ir birbinuko rubriką gal grąžinsim, nežinau. Bet žodžiu, žinokit, naujas sezonas